Kėdainių rajone nuo sumušimų mirė 4 metų berniukas. Šita istorija plačiai nuskambėjo visoje Lietuvoje ir apie galimai skriaudžiamą vaiką žinojo kaimynai, vaikų darželio auklėtojos, informuotos atsakingos tarnybos. Galbūt tragedijos būtų išvengta, jei būtų populiari laikinoji vaikų globa. Ar imtumėtės laikinosios globos? Tikrai ne, bet jeigu gyvenimas numestų, tokią galimybę tektų. Bet mano didžiausia pagarba tokiems žmonėms, kurie to imasi, ir aš jiem galiu tik palinkėti stiprybės ir sveikatos, nes tam reikia daug sveikatos. O kaip manot, kokių charakterio bruožų reikėtų tokiems žmonėms? Reiklumą, atkaklumą, optimizmo, pačiam pareigingumą. Sunkus tai darbas? Labai. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai tai yra neprognozuotini dalykai. Reikia užkariauti vaiko, užsikariauti to vaiko pasitikėjimą, meilę, be to visas kitos tarnybos tave žiūri per padidinamąjį stiklą. Ir jūsų vardas? Regina.